Duota apskritimo lygtis. Apskritimo lygtį mes esame pratę matyti šiek tiek kitokią. Tokią, x minus a kvadratu plus y minus b kvadratu ir lygų r kvadratu. Kai mes matome tokią lygtį, mums labai lengva pasakyti ir apskritimo centro koordinates, kurios yra lygios a ir b, ir apskritimo spindulį. Mūsų lygtis netokia, ji nesutvarkyta, mums teks sutvarkyti. Tai mes pabandykime tai padaryti. Pažiūrėkite, jeigu aš šitą išskleiščiau, tai čia būtų x kvadratu minus 2ab plus minus 2ax, atsiprašau, plus a kvadratu. Plus čia būtų y kvadratu minus 2by plus b kvadratu. Ir minus r kvadratu lygų 0. Bet aš turiu tokią lygtį. Šita mano lygtis yra tokia kaip čia. Bet man reikia ją taip sutraukti, padaryti pilnus kvadratus. Tai bandau tai padaryti. Pažiūriu, čia yra grupelės su x-iukais, 2 nariai, yra su y-iukais 2 nariai, ir dar laisvas narys. Žiūrim su x-iukais pirmiausia. X kvadratu plus 4x. Štai aš turiu šitus pirmuosius 2 narius, bet man trūksta štai šio nario. Čia yra 2 kart 2. Reiškia, man turi būti pridėta 2 kvadratu. Arba turi būti pridėta 4, kad aš galėčiau parašyti formulę, kad čia galėčiau parašyti x plus 2 kvadratu. Taigi aš tos 4 ir pridedu, nors jų neturiu, bet kad atitaisyti teisybę, kad būtų viskas teisinga, čia pat ir atimu. Nes negaliu tiesiog šiaip savo pridėti. Dabar tą patį darau su y-ikais. Rašau y kvadratu minus 16y. 16 tai yra 2 kart 8. Tai kad galėčiau sutraukti formulę, man reikia dar, kad čia būtų plus 8 kvadratu. Kitaip tariant, plus 64. Jeigu man reikia, tai aš taip ir parašau. Pridėjau 64 ir atimsiu 64, kad nieks nepasikeistų. Dar turėjau minus 13 ir lygų 0. Dabar, šitus skaičius sutraukiau, parašiau kvadratą štai čia. Šitus skaičius dabar vėl sutrauksiu, parašysiu kvadratą, čia bus y minus 8 kvadratu. Dar man liko minus 4, minus 64, minus 13 lygų 0. Visus šitus skaičiukus sukeliu į kitą pusę ir sudedu. 4 plus 64 ir plus 13 bus 81. Reiškia, mano spindulio kvadratas yra lygus 81, o spindulys lygus 9. Įrašau atsakymą ir baigta.